kvėpuoti galima ištisą dieną. Aišku, jeigu tu atsikėlęs jautiesi apsnūdęs, tai geriausia ryte, kad tu įgautum tam tikrą žvalumą. Per burnytę iškvepiam lėtai, stipriai traukiam. Labą dieną, mokiniai. Šiandieną vėl darysime mankštą su manimi. Šioje mūsų trumpoje mankštelėje pasimokinsime taisyklingo kvėpavimo, kaip taisyklingai kvėpuot, kuris yra labai svarbus mūsų gyvenime, ar ne? Ir padarysim vėl keletą pratimų. Taigi, visų pirma, ką turim atkreipti dėmesį, turbūt žinom, į savo laikyseną, kaip turim sėdėti taisyklingai. Atsimenam, kad kojų padėtis taip pat yra svarbi. Antras, trečias pirštas, čiurna, kelias, klubas, tarsi pieštumėm vieną liniją, ar ne visada turi būti. Kad nebūtų koja vėl uždėta viena ant kitos, ar kažkaip susikūprinę sėdėtumėm. Ar neturim stubure 4 linkius, ar ne, tai taip ir turim juos išlaikyti. Atsimenam, pakaušių tempiamės aukštyn, po smakru tarsi turi mandariną, todėl galva neturi būti išlindus į priekį, nes nėra tokių didelių mandarinų, ar nesmakras žemyn išilgintas kaklas. Vėl susirandam, kur yra mūsų šonkauliai, juos iškvepiam, nuleidžiam žemyn, užsitraukiam pilvo užtrauktuką, šiek tiek numetam pečius į priekį, bet dar išsilginam visą stuburą. Išlaikom natūralius stuburo linkius, pakaušis į viršų, pečiai šiek tiek į priekį, šonkaulius nuleidom žemyn ir dubuo mūsų yra neutrali padėtis. Nei į tą pusę, nei į tą pusę, tiesiog tiesiai dubuo, ne bamba prie nugaros. Taip ir sėdim. Ir kvėpavimas dabar. Daug oro įkvepiam per nosį, daug oro iškvepiam per burną, daug oro, stengtis visą orą iškvėpti. Įkvepiam vėl per nosį, iškvepiam per burną. Kas yra labai svarbu kvėpuojant? Mūsų pečiai neturi kilti viršų, reiškia, mes neturim įkvėpti čia, pečiai nuleisti ir neturim išpūsti pilvo, nes atsimenat, bamba patraukta prie nugaros turi būti visą laiką. Todėl užsidėkim rankas ant šonkaulių, laikom ir dabar kaip įkvėpsim, kaip akordionas, koks žinom, kaip atrodo akordionas, kaip įkvėpsim, plėsis į šalis ir mūsų rankos tols viena nuo kitos, o iškvepiant arties pirštai vieni prie kitų. Taigi kelis kartus įkvėpkim, įkvepiam per nosį, iškvepiam per burną. Vėl įkvepiam per nosį, iškvepiam per burną. Ar jaučiat, kaip juda jūsų šonkauliai? Tiesiog plečiasi šalis kaip akordionas. Iškvepiant, artėja vieni prie kitų. Taip kelis kartus įkvepiam, iškvepiam. Nekeliam pečių į viršų, gerai, ir nepučiam pilvo. Dar keletą kartų įkvepiam, iškvepiam. Ir paskutinis kartas įkvepiam. Ir iškvepiam. Aišku, tai yra ne paskutinis kartas kvėpavimo, mes turim visada taip giliai stengtis kvėpuoti, ypatingai darant pratimus. Dabar pratimas, kurį padarysim, bus skirtas pečių raumenims pastiprinti, taip pat atpalaiduoti ir kaklą, ir kad raumenys mūsų būtų gražus pečių lanko, ar ne? Tai dabar kelsim rankas aukštyn, jos žiūrės vieną į kitą delnais ir leisim žemyn, nuleidžiant vėl delnai žemyn. Atsimenam, esam turbūt ant sniego darę kaip angelo sparnus arba ant smėlio kaip angelo sparnus, kai darom su rankom kojom. Tai va čia panašiai, tarsi užkabintumėm sniegą žemyn ar smėlį ir keltumėm visą vėl aukštinį viršų. Taip kelis kartus. Ar jūs kvėpuojat? Turbūt pamiršot, ar ne? Taigi įkvepiam ir iškvepiam. Stenkitės kuo garsiau kvėpuot. Pasistengit, kad vienas už kitą garsiau kvėpuotumėt gerai ir iš lėto žemyn. Ir vėl įkvepiam. Ir iškvepiam, įkvepiam ir iškvepiam. Išlaikom ilgą stuburą, gerai, nesėdim susikūprinę. Įkvepiam per nosį, iškvepiam per burną. Įkvepiam, iškvepiam, dar 2 kartus. Keliam rankas aukštyn, įkvepiam, leidžiam žemyn, iškvepiam. Ir paskutinis kartas, įkvepiam ir iškvepiam. Labai gerai.
Dabar atliksim pratimą, kuris taip pat stiprina ir pilvo raumenis, ir nugaros raumenis, yra labai geras mūsų stuburui. Sunerkim, tiesiog nesunerkim, uždėkim vieną ranką ant kitos, tokios vadinasi kosako rankos, viena ranka ant kitos. Bet dabar mūsų mentės, jos neturi būti suėję. Atitraukim rankas į priekį, kiek išeina, kad kuo toliau būtų rankos, ar ne? Ir dabar darysim stuburo sukimą. Visų pirma, suksis mūsų galva, kaklas, visas liemuo suksis, dubenį išlaikom stabiliai ir grįžta galva, kaklas ir išlaikom vėl žvilgsnį tiesiai. Įkvėpiam, su iškvėpimu pradeda suktis galva, kaklas sukamės, bet dubuo išlaikoma stabiliai ir iš lėto grįžtam. Šio pratimo metu dirba labai daug visų gilių raumenukų, kurie yra palei stuburą. Mums jie yra labai stiprus, jie turi būti stiprus ir jas turim stiprinti dėl to, tiesiog, kad išlaikytų mūsų stuburą, kad mes nebūtumėm sukumpę, susirietę, susikuprinę, ar ne? Ir kad kai nešiojam sunkias kuprinės, tiesiog padėtų išlaikyti stuburą. Ilgą ir išilgintą. Įkvėpiam, su iškvėpimu galva, kaklas sukimas, įkvėpiam, sugrįžtam. Galva, kaklas sukimas, įkvėpiam, sugrįžtam. Pilvo raumenis aktyvus, laikom bambą, pritraukia prie nugaros. Gerai, dar kelis kartus, įkvėpiam, iškvėpiam, sukamės, įkvėpiam, iškvėpiam, sukamės, įkvėpiam, iškvėpiam, sukamės. O dabar, dar kai pasisuksim, ištiesim rankas, viena atgal, kita į priekį, bet ilgos rankos, vėl uždėsim vieną ant kitos ir sugrįšim. Įkvėpiam, su iškvėpimu sukamės, įkvėpiam, tiesiam rankas, iškvėpiam, lenkiam, įkvėpiam, sugrįžtam, iškvėpiam, įkvėpiam, ilgos rankos, iškvėpiam, įkvėpiam, sugrįžtam, dar keli kartai. Pasisukam, ištiesiam rankas, jos tolsta viena nuo kitos, ilgos rankos. Ir vėl sukamės į šoną, ištiesiam rankas, atitraukit mentes vieną nuo kitos. Kuo ilgesnės rankos, tenkitės pasiekti savo draugus, kuo toliau, ar ne? Ir paskutinis kartas, sukamės, ištiesiam, sulenkiam, sugrįžom, į kitą pusę pasisukam, ištiesiam ilgos rankos, sulenkiam ir sugrįžom. Turėtumėt būti pajautę jau pilvo raumenukus. Sukasi mūsų stuburas, tai dirba, reiškia, visi raumenukai, va tie korsetiniai tokie, kurie saugo mūsų stuburą ir išlaiko kaip raumeninis korsetas. Ačiū Jums labai, kad sportavote šiandieną su manim. Ate, iki sekančio karto. Mes norime sportuoti kartu!